Nuo 2026 metų antros pensijų pakopos sistemoje atsiranda daugiau lankstumo ir galimybių atsiimti dalį sukauptų lėšų ar pasitraukti iš kaupimo. Tačiau nepamirškite, kad patogiam gyvenimui senatvėje rekomenduojama, jog jūsų pensija sudarytų apie 70% pajamų gautų iki pensijos. Sodros pensija tikėtina užtikrins tik apie 30% jų. O kaupdami antroje ir trečioje pensijų pakopoje galite pasiekti 70% ir užsitikrinti pakankamas pajamas savo didžiausioms gyvenimo atostogoms. Jūsų sukaupta suma pensijų fonde susideda iš jūsų paties pervestų įmokų, sodros ir valstybės įmokų bei investicinio prieaugio. Nuo 2026 metų pradžios iki 2027 metų pabaigos bus galimybė pasitraukti iš dalyvavimo antroje pensijų pakopoje. Tokiu atveju galėsite atsiimti savo sumokėtas įmokas ir investicinį prieaugį. Norėdami suskaičiuoti sumą, kurią atgautumėte, jei nuspręstumėte pasitraukti iš dalyvavimo antroje pensijų pakopoje, naudokite šią formulę. Iš sukauptos sumos atimkite sodros ir valstybės įmokas. Sodros ir valstybės įmokos niekur nedingtų. Jos būtų pervestos atgal į sodrą ir pavirstų sodros apskaitos taškais. Kaip tai atrodo praktiškai? Jei, pavyzdžiui, esate sukaupę apie 10 000 eurų, jūsų įmokos ir investicinis prieaugis sudaro maždaug 6 000 eurų. Būtent ši dalis būtų pervesta į jūsų sąskaitą. Likusi dalis, apie 4 000 eurų, būtų pervesta sodrai. Pasinaudoti šią pasitraukimo galimybę galima nuo 2026 metų pradžios iki 2027 metų pabaigos. Antroji nauja galimybė. Kartą per visą kaupimo laikotarpį galėsite atsiimti iki 25% sukauptos sumos, bet nedaugiau nei esate įmokėję savo lėšų. Išmokai bus taikomas 3% mokestis atiteksantis sodrai. Taip pat, jeigu netektumėte 70 ar daugiau procentų darbingumo, susirgtumėte sunkia į specialų sąrašą įrašytą liga ar prireiktų paliatyviosios pagalbos, galėtumėte kaupimą nutraukti ir atsiimti visą sukauptą sumą be jokių mokesčių. Iki pensijinio amžiaus likus 5 ar mažiau metų galima atsiimti visą sukauptą sumą, jei ji bus mažesnė nei pusė sumos, kuriai privaloma įsigyti anuitetą. Tai yra, jei sukaupta maždaug iki 8300 eurų. Tokiai išmokai bus taikomas 3% mokestis atiteksantis sodrai. Nepamirškite, kad sprendimai, kuriuos priimate šiandien, formuoja jūsų ateities pajamas. Daugiau apie pensijų reformą galite sužinoti portale www.pensijosreforma.lt arba užsiregistruoti konsultacijai su mūsų finansų specialistais.